Gerai, tai sveiki draugai, čia radistai Jonas ir Rolandas iš radio stoties ZIP FM. Labas Lietuva. Hello. Aš maždaug 4 klasėje atsimenu. Ėjau į kioską, sakiau, duok dėdė balionų. Davė prezervatyvą? Ir davė man labai keistą balioną, kuris, nei fainas buvo liest, buvo sunku išpakuoti į pirmas dalykas tą balioną. Bet labai daug vandens. Ir tą balioną buvo nesmagu pūst, nes tai buvo riebaluotos rankos nuo jo. Tai mano buvo pirmas susidarimas. Buvo toks periodas mokyklai, atėjo kažkoks bičiukas, kai būna, kietesnis visą laiką, ne, sako, davai šiandien nusipirkam prezikų, tipo, visi žinai, kažkam tai. Ir muzikos pamoka dar buvo, aš atsimenu. Surinko šaibas, vienas kiečiausias ėjo pirkti, žinai. Ir bičiai visi sumetė ir prieš einant vienas sako, girdi, paim man mažiausių. Tai buvo tokia situacija, kuomet... Pradėjai dėtis 2 prezervatyvus? Ne, kad mano mergaitė tuometinė sako... Man atrodo, ne? Žinai, kaip būdavo. Taip, puikiai žinau šitą. Ir tik šaltas prakatas išmušė. Pradedi druską per kairį mėtint. Einam pašokinėsim po laiptų. Tai va, ir buvo tikrai labai didelė baimė ir, nežinau, atrodo viso gyvenimo praradimas. Kad viskas, dabar ragas, man 17 ar 18, aš 12-okas, ar čia pirmakursis ir nieko neturiu ir viskas, čia baby bonas ir ką. Esmė tokia, kad ne vien tik tai, aišku, vaikai, ne tik vaikai atsiranda mylintis, atsiranda ir labai graži pokštė, įvairiausių gėlių, ant tavo deginančių gėlių, erškėtrožis užauga ant klyno. Krūtumas yra toksai, jeigu yra plotas, kažkur tai vyksta, ne, ir tu išeini iš kambario, biškį pasivėlęs ir tipo nuvarai ir preziką išmeti iš šiukšlių dėžę, tai tu esi labai krūtas. Nes tai rodo, kad tu kalėsi ką tik, ar ne? Tai klausyk, tai jeigu taip visi dabar žinos, kad tu kietas, nes tu išmeti preziką, tai gal verta įdėtis tada, ar ne? Tai yra vienas iš tų įrodymų, kad tu tikrai tai darai, ar ne? Mums sakė, narkotikai blogai, rūkyti yra blogai, gerti yra blogai, seksas be prezervatyvų blogai, tenai greitai važiuoti yra blogai, bet esmė tokia, kad dažniausiai tu viską perini per savo patyrimą. Daug dieve, kad tas patyrimas nebūtų skaudus. Ir tikriausiai jūsų ir mūsų gyvenime daug ko buvo, tikriausiai ir jūsų gyvenime bus daug ko. Bet esmė tokia, kad kartais reikia, žinai, kaip tu, pavyzdžiui, žaidi žaidimą ir tu dažnai labai paspaudi save, nes tu nenori prarasti to, kas buvo jau ir kiek tu jau praėjai ir patyrei. Tai kartais tiesiog sustok tam tikrose vietose. Jeigu tu sugulsi išgėręs, bandysi sugulti ar darysis tai išgėręs, sustokit sekundę, pagalvokit, padarykit viską teisingai, kitą rytą atsikėlę, jums ne tik neskaudės galvos nuo jūsų šnapso, bet neskaudės galvos dėl to, ką jūs padarėte ir padarėte viską labai teisingai ir gerai. Aš nesakau, kad nedarykit to, darykit viską su galva.